Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Klausimas, ką reikia gerti treniruotės metu. Yra galimi 3 variantai. Jums iš kairės į dešinę, žiūri į ekraną ir galvoju, kaip čia būtų. Jeigu suklysiu, atleiskite, būtų, sakykime, pirmas variantas BCA, antras elektrolitai, trečias vanduo. Vandenį reikia gerti bet kuriuo atveju. Ar vandenį gerti vieną, ar gerti su BCA, ar gerti su elektrolitais, iš esmės priklauso nuo jūsų tikslų. BCA prasminga gerti tada, kai jūsų tikslas yra didinti raumenų apimtis ir raumenų jėgą. Tada gerdami BCA jūs truputėlį ilgesnį laiką savo treniruotės metu galite dirbti intensyviai, tai yra su didesniais svoriais, tai yra nuovargis netaip greitai ateina. BCA gali truputėlį trukdyti deginti riebalus. Jeigu jūsų tikslas yra riebalų deginimas, tada jūsų tikslas taip pat yra, kad treniruotės metu kūnas kuo didesnę dalį energijos paimtų iš jūsų jau sukauptų riebalų, o gerdami BCA jūs dalį tos energijos galite paimti būtent iš to papildo iš BCA, kas tokiu atveju truputėlį lėtina riebalų deginimą, todėl deginant riebalus geriausia būtų gerti pačios treniruotės metu tiesiog vandenį, arba jeigu jūs labai smarkiai prakaituojate, tada vandenį su elektrolitais. Elektrolitai kalorijų neturi, energijos neteikia, dėl to, kad elektrolitai iš esmės yra 4 pagrindinės druskos, paprastai kalbant, tai būtų natris, 70% to, ką mes išprakaituojame, 70% druskų, kurias išprakaituojame, iš esmės yra natris, dėl to tie mūsų marškinėliai, jeigu jie yra juodi po didelio fizinio krūvio, kai daug išprakaituojame, po to, kai žinoma, matome baltas dėmes, ten yra druska, nepaprastai kalbant, natris. 70% to, ką išprakaituojame, yra natris. Po to yra kalis, kuris reikalingas mūsų širdžiai, nes be kalio širdis negali normaliai ritmingai dirbti, bei jeigu kas nors po čitmylo, kai čitmylui suvalgote kažką saldaus, jaučiate, kad širdis pradeda neritmingai plakti, tokie tarsi permušimai atsiranda, pradeda girdėti širdį, tai dėl to, kad aukštas cukraus kiekis iš to deserto kažkokio, kurį suvalgėte, jisai sumažino kalio koncentraciją kraujyje. Tai va, tai kalis reikalingas mūsų širdžiai ir taip pat yra magnis, kuris reikalingas tam, kad raumenų nespazmuotų, ir kalcis yra, tai tos 4 druskos. Tai va, apibendrinant, didinant raumenų apimtis ir didinant raumenų jėgą gerti BCA. Jeigu labai smarkiai prakaituojate, tada jau nesvarbu, koks būtų jūsų tikslas, bet tam, kad tuos mineralus, tas druskas, kurias išprakaituojate, atstatytumėte ir tam, kad organizmui būtų lengviau susidoroti su tuo patiriamu krūviu, tada jau gerti elektrolitus, kuriuose kalorijų nėra.